Pusrytukam kiaušai. Pusrytukai. Labas rytas. Naktis tokia sunki buvo. Ane? Jo, šlapia, visų žolė šlapia. Kur eisi į virtuvę tenai? Einam į virtuvę. Pareina mūsų dešrelas su kiaušiniais. Šiandien pusryčiam bus dešrelas su kiaušiniais. Kiaušai išvirė. Ja. Valio. Tau nulupti kiaušą? Taip. Mesk per tvorą, nelupsiu. Pats prašom nusilupti. Nulupkite, prašau, nulupkite. Ai, kaip Kaukšt. Kaip paserviruota pas mus viskas. O, nai. Išvažiuojam iš kempingiuko. Keista, galvom, kad sumokėsim belė kiek pinigėlių. Tik 7 eurai už naktį. Už tokį kempingį. Ant Dunojaus Aš galvom, čia koks pidisokas bus kaip minimum, kaip koks viešbutanas. 7 eurasikai. 7 eurų. Aš tipo, okei, gerai. Nu, bet orai tai ką žinau. Tai karšta, tai lyja, tai karšta. Ot. Nevienodai. Važiuojam žiūrėti Galvos kalne. Siraukęs, o nebraukęs. Rytas lietingas. Dunojus va koksai. Išvažiuojam, nes lyja, jetau. Nu va, mūsų džiaugsmytis ir prie Dunojaus. Tenais, anapusė Serbija. Viskas čia yra pasienis, ten yra Serbija, čia Rumunija dar. Sakau, kad visiškai ant šono. Čipnosėt visiškai. Čia yra ta vieta, kuri geriausiai, kad matytis turi. Vagi jinai yra. Išlipu. Ponai ir ponios, tai Dakijos karaliaus Decebelo veidas. Jo yra 55 metrų dydžio. Skulptorius prie jo dirbo 10 metų ir jam padėjo 11 alpinistų. O kas tas yra Dakija? O Dakija anksčiau buvo senovinė valstybė, kur jinai egzistavo prieš 2000 metų. Tai tokia buvo senovės tauta. Ir Decebalas buvo paskutinis ir garsiausias Dakijos karalius. Jis ilgai priešinosi, kad išlaikytų savo nepriklausomybę, bet dėja pateko romėnams į nelaisvę ir Decebalas pasirinko mirti. Po užkariavimo Dakija tapo Romos provincija, o tas veidas, kurį dabar matote, prašom Dariau pritraukti kiek įmanoma arčiau, tai liko kaip rumunų pasididžiavimo simbolis. Tai priminimas, kad Dakija buvo nepriklausoma valstybė ir rumunai laiko jį senovės didvyriu. Ačiū už dėmesį. Už 400 metrų. Pasigėrisiu dabar, pasigėrisiu
Vienu žodžiu, dabar esam nusistatę jau į Bulgariją, bet veda arba su keltu į Bulgariją, arba per Serbiją. Serbiją mes negalim kirsti, nes ir vinietės neturime, o kam tą Serbiją kirsti, nes ten ir pasienis labai, kur ten krato, kaip praeitais metais ką kratė. Bet ir keltą nesinori, kam dar tą laiką gaišti ir belia kiek to laiko užtrukti, dar mokėti už keltą. Galvoju, negi nėra, kad kelią per Dunojų. Čia esmė, kad plačiausias tas Dunojus. Dėliojau ir nustačiau papildomą tašką ir radau tiltą. O šiaip tiltų nėra per Dunojų. Ta prasme, kaip gali nebūti tiltų per Dunojų. Ir nėra. Turi belia kiek važiuoti, bet radau vieną tiltą. Jėj! A jis nesugriuvęs? Žinau, pravažiuosim, pamatysim. Kada Google'as ten matė tą tiltą? Oi. Čia tarptautinis kelias, fūrų kelias. Fūrkelis. Vienos fūros. Važiuojam transkontinentiniu keliu, bet jisai toks yra, sakyčiau, siauras, fūros po fūrų ir, o ką padarysi, reikia važiuoti, kas pasienis stabdo policijos, nes greitai važiuosim į Kalafo miestelį, visiškas pasienis ir per jį ir eina tasai tiltas, o pastatytas, kaip rašau, draugiškai abiejų miestų, abiejų šalių draugiškų susitarimų, nes sujungia dvi draugiškas valstybės - Rumunija ir Bulgarija. Valio! Nepaminėjau, kad jisai yra beveik 2 kilometrų ilgio. Vach. Gal reikėtų įsikeisti Bulgarijos pinigų? Bulgariškų eurų, ne? Bulgariškų eurų. Duosim jiem lietoviškų. Lietoviško duosim eurų. Nu gerai. Bet tai gerai, visiškai ne per seniausiai, kai Bulgarija įsivedė eurą. O būtumėm gavę keistis. Įdomi laidotuvių eisena. Į atvirų karstų vežė tokį seną babulytę. Ant Vidino Kalafato susitvarkęs mano vyras visiškai. Viskas ant pasieniaus. Čia mokestis per tiltą. 6 eurus susimokė mokestis per tiltą. Prasideda gražuolis. Ir važiuodami šituo tiltu kirsime sieną ir atsidursime Bulgarijoje. Bulgarija. 25 mūsų šalis. Tek. Aš kai pamatau mientus, aš nežinau, mane trigerina. Taip nužiūrėjo mūsų džiaugsmytį, bet nestabdė. Tas svarbiausia. Nenužiūrėjo, neteisingai pasakei, nužiūrėti čia blogai yra. Ne, tiesiog pastebėjo. Stebėjo mūsų džiaugsmytį. Bet svarbiausia nestabdė. Džiaugsmytį, tu Bulgarijoje. Ar kada nors svajojai, galvojai, kad būsi Bulgarijoje? Iki Juodosios jūros. Atsakė gerutis. Vidinas, pravažiuojam šonu Vidiną.
pirmas miestelis. Toksai. Dimitrovas? Nu, tokia pilkuma. Ir interneto nėra iš viso. Bet užtat Lidl yra. O ne Lidl. Ir kažkodėl ir prie Lidl ir nepagauna interneto. Nu čia dabar. Tais keliais važiuoti reikia. Nu jo. Out of the darkness, a sun. It all seems so harmless. A silver light. Ką kainavo nusipaveikslavimas? Pirkom paragauti. Jeigu patiks, reiks dovanų privežti. Skanus. Jie ką nepasakysiu, labai. Tik tiek, kad nesupjaustytas. Aš tai galėčiau valgyti visą dieną. Blianon, toksai rožėm atsiduoda. Bet sakau, panašus kaip pas mus tie būna marmaladiniai, kokie ten saldainiai, cukrum apibarstė, tai vien cukrus jaučiasi. O čia tai... Ta pasijuto labai prasti keliai, skurdumas, namų tiesiog, namai tokie skurdus, parduotuvytės Ir skurdžios. pardavėjai nesišypso. Taip kažkaip iš karto pasikeitė kultūra, nu bus matyti gal čia toksai pakraštėlis, nes ir į parduotuvę įėjus, realiai mes jau kokią porą valandų esam Bulgarijoje, o į parduotuvę įėjus kainos 2 ir lėjom ir eurais. Davėm 100 eurų, oi neturim iškeisti. Nu, okei, galima kortelę. Tai tragedija. Ginčijom su seliu juodai. Aš sakau tenais, kada lėjom, pasirodo, nu nelėjom. Levais. Ja. Bulgarių būsis, bulgarų pinigais, levais. Nes matai, tik dabar, prieitais metais, 25-ais jie įsivedė, jo. tai dar pasirodo galima atsiskaitinėti ir tais... Nuo 26 sausio 1 įvedė eurą. Vota našto, tai nebuvau teisi. Aš klydau, aš prisipažįstu. Geriamas vanduo, bet tik tais kaip reiks prieiti, įsipurvinsim vėl batus. Varguolinau. Karoči, man reikia čia batus eit nusiplauti. Nieko nebus. Žmonės geria vandenį. Nu tai aš ant žemės plaunu. Maladėt, Selėna. Maladėt. Pareina turistas, tipo išsiplovė batus. O dabar kaip toliau bus neaišku. Visat kol pareis vėl reikės. Kokie kaimeliai, kokios keliukai, kokie keliukai. Nu prasti namai. Ir jokių vilaičių nesimato. Čia visi tokie kaimai, tik dabar nusprendžiau biškį pafilmuoti. Kiek nevažiuoji, oi kokios duobės. Pasukite dešinėn. Pačiagi centras jau gražiau. Stovi kažkokios statulos. Tokių mirusių namų kaimas. Yra viena kita trobelė gyvenama. Jėzus Marija, nesitikė. Lygus asfaltukas. Įvažiavom į asfaltą. O, valiau. Kas yra? Oi, caca asfaltukai, caca. Ką tu dabar? Lygus asfaltas. Caca asfaltukui, gerai, kad nebučiavai Lygus asfaltas. ne savo žemę.
Aš gau, kad eisi bučiauti ne savo žemės. Aš paglošiu lygų asfaltą. Karjerai kažkokie, kasa dirba. Daugiau tokios bus pažintinės kelionių apžvalgos, kaip pasakyti, kai įvažiavom Duobių skaičiavimas. į Bulgariją. Neaišku, faktas. Mes dabar važiuojam pakraščiu. Tai gal čia koks, žinai, kai būna tie nepasiekiami Tai rajonai. to prasme, vien tokie sugriuvę namai, įlūžę stogai, o miestai važiuoja, centrai, Pasidžiaugiu asfaltu. jau kapotas asfaltas. Čia nežinosi su tais keliais, iš tikrųjų sakau, Bus skurdoka. matyti toliau kaip ten. Jo. Tai žiūrim, kas šitame miestelėje, pavyzdžiui, yra gero. Marčevo. Kaip? Marčevo miestelis. Marčevo miestelis. Nu, pradžia Už tokia 300 nieko metrų nieko. pasukite kairėn. Pasukite Liurdami prašokom įvažiavimą. Dabar reikės kitų kelių Bet važiuoti. iššokom į geresnį kelią. Bus matyti. Dabar teks lanką Čia padaryti. bent jau 90 galima važiuoti. Nu, kol kas visai gerai tasai. Čia gal ne specialiai čia taip kažkas pareguliavo. Nes kai netoli kempingiuko, ką mes turime, lietutį. Oi, lietutį nebaisus. Bet tikrai nenoriu, kad būtų lietaus. Ir įdomus toksai dalykas, kad jeigu ne, tai linksi galvą. Jeigu taip, tai daro taip. Senieji bulgarai. Tokiu keliu važiuojam. Nuvažiuojam, ką aš žinau. Žmogų, kuris gyveno Lietuvoje, biški moka lietuviškai. Для дома вы сможете пользоваться туалетом, душем, кухню, все, что надо. Ta nam надо только туалет и душ, и все. Tu ten parsineši. Pavaišino. Trešniam, braškiam. O, ant vakarienės stalo. Jau. Labai skaniai atrodo. O jau trešnius skanums. O jau saldum. Meti belia kur. Aišku, metų belė kur. Braškas reikia pasilikti mutinį, pasidarysiu šiandien. Apsėsiu. Aš vakarieniai mutinio norėsiu. Dariau, čia ir pasisupti galima. Ai, gal nesisupsiu. Visko daug, bet tvarkos nulis. O kiek trešnių. Einam apsižiūrėti teritoriją, kur mes čia apsistosim. Čia galima plautis rankas, indus, reikalui esant pasikepti. Kas nori, gali pasimelst. Nu, einam į vidų. Škino drabužiai. Čia tipo galit gyventi, jeigu norit. Bet jau žymiai daugiau negu 20. Virtuvėlė. Galima pasišildyti. Mikrobangiai. O kur dujinė? Žadėjau atnešti skalbinius išsiskalbt. Gerai bus. Čia dar miegamasis. Jau net nenoriu lysti. Nu, svarbu ir kur kakų padaryti. Atsiprausti. Sakė, įjungė boilerį, pasižiūrėsim, ar bus šilto vandens.
Karaliai esam, gerai bus, a ne šiandieną. Ko blogai? Normaliai. Turim vietą. Ir tylu, nei vieną turistą, muristą, tik Uselambija Taip. atvažiavusi. Mes dažnai tokius renkame. Realiai čičioko negavau, bet reikia mokėti išeiti ir iš komforto zonos. Ne, nu vieni esam, vieni kempingė. Nuosavas namas, ale žmogus kempingą padarė. Ir davė raktą įeiti į virtuvėlę į... Aišku, Į jeigu nori, tūliką. gali ten mėgoti visą kitą, bet tai Bet čia ten už tokia papildomą seniena mokestį bus. eina savo, ten jeigu mėgotin. Naisim pasižvalgysim. Vėlgi čia autentiška Bulgarija. Nu. Čia tiesiog stojom anksčiau laiko, kad nebebūtų pjūklinimas ir viskas. O Mes ką mes blogai turim? Mes turim ilsėsime. vietą, turim mėgoti elektrą, dušas, tualetas, Viskas su virtuvė yra. Wi-Fi'us yra. Nu ką, Viskas sumontuoju filmuką, paleidžiu, aš jį šiandien anksti, išsitraukiu knygą ir skaitau ne kalnų vaizdę. Taip kad padarom ate, ačiū už komentarus ir toliau sekite ir komentuokite. Ate. Ar kartą jums sakom ate.